Lietuvai šiandien lūžta internetas, ypatingai dėl tinklinio marketingo kelių kompanijų. Vienai nebelabai ten kažkas einasi, kažkas sekasi ir panašiai. Kita pasilieka tik tais paprastą parduotuvę, nebeturės jokių platintojų, kaip sakant, jokių konsultantų. Bet ką aš noriu žmonės jums pasakyti, kad netinklinio marketingo industrija griūva, tikrai ne. Nes tinklinio marketingo industrijai yra virš 70 metų ir per tą laiką buvo, kad kompanijos atėjo, buvo, kad išėjo, buvo, kad žlugo, vėl prisikėlė ir buvo kompanijų, kurios tikrai yra ilgametės, turi patirtį, tad su pačia industrija yra viskas jums yra gerai. Tačiau jeigu jūs esate toje kompanijoje, kuri dėja šiuo metu išeidinėja, tai tikrai nenuleiskit rankų, viskas bus gerai, nes jūs pradėti galite naujoje kompanijoje, bet ne nuo nulio. Jūs turite savo auditoriją, turite savo brandą, savo taktiką, savo strategijas. Tikrai žinau, kad nėra lengva vėl kažkur išeiti, vėl pradėti, vėl burti, vėl kurti komandas ir panašiai, bet tikrai jūs nesat vieni tokie ir visiems linkiu stiprybės ir jūs galite labai daug pasiekti. Tiesiog tai reikia susikaupti ir atrasti tą kompaniją, kuri jums irgi patiktų, irgi būtų prie širdies. Bet jeigu tokios ieškai, drąsiai kviečiu ir pas save. Dirbu būtent su Chogan kompanija. Tai yra italų kompanija, kurioje šiuo metu augimas yra labai didelis ir galimybės taipogi yra labai didelės. Jeigu tau aktualu, parašyk, papasakosiu